Į mokslo ir žinių dienai skirtą šventę šeštadienį susirinko Ryto gimnazijos bendruomenė. Naujus mokslo metus ten pradėjo 685 mokiniai. Su rugsėjo 1-ąją gimnazistus ir jų mokytojus sveikino gimnazijos direktorė Marijona Kriščiūnaitė ir savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Rugsėjo 1 tai tarsi naujųjų metų pradžia, kai moksleiviams prasideda mokslo metai, nauji rūpesčiai, naujos užduotys, be abejo taip pat lygiai ir mokytojams, kurių tikslas, manau, toks pats, kad jų auklėtiniai gautų kuo daugiau žinių, kad tos žinias būtų galima pritaikyti tiek stojamuose egzaminuose, tiek po to studijose, na ir ruoštis perimti tiek miestų, tiek valstybių vairą. Aš manyčiau, kad mokslo bendruomeniai reikia daug svajoti, daug kurti ir būtent stengti, kad tos svajonės virstų realybę ir kad visos užduotys, kurias jie išsikelia patys, būtų įgyvendintos. Rugsėjo 1-osios skambutis tądien labiausiai suvirpino abiturientų širdis. Sukelia šiaip didžiulę nostalgiją, nežinau kodėl, nors nesu to niekada patyręs, bet prisimenu visą laiką tos 12-okus, kai aš buvau dar 5 klasėje, jų buvo tokie didžiuliai, visi tokie stiprus, protingi ir kažkaip kai jau dabar esi toks pat kaip jie, kai prisimeni, jautiesi tikrai pakylėtai ir fainai. Tiesiog prasideda tie nauji mokslo metai, per kuriuos tu gali padaryti daugiau, per kuriuos tu gali pradėti gyvendinti savo svajonės. Paskutinis skambutis sukelia tai, kad jau greitai reikės palikti tą mokyklą, kur taip gaila ją palikti, vis tiek daug metų ją praleisti, antri namai. Bet kitas etapas prasideda gyvenimą, pradėsim augti savarankiškai, studijuoti, mokintis vėl kitaip, eiti gyvenimą. Tai sukelia labai tą tokį, kad kaip ir džiaugsmą rugsėjo 1, bet ir kartu ir liūdėsį, nes prasideda paskutiniai metai. Tiesiog paskutiniai metai ir norisi, kad būtų patys įsimintiniausi, linksmiausi ir geriausi. Manau, tai bus sunkus metai, nes egzaminai viskas. Teks daug ruoštis, mokytis. O būtent šiandien, ar ta širdelė virpa, kai tikrai žinai, kad skambutis nuskambės jau paskutinį kartą? Manau, kitais metais tikrai pasiilgsiu ir norėsiu sugrįžti į mokyklą. Smagu matyti savo draugus, kuriuos numačiau nuo 1 klasės. Ir taip, žinant, kad paskutiniai metai ir prasidės naujas gyvenimas, nors kartu ir gaila. Tai būtent kokie bus tie paskutiniai metai, ar virpa ta širdelė? Truputį virpa, bet tai, nežinau, toks džiaugsmas ir liūdesys kartu. Įdomu. Rugsėjo 1-osios šventė, kaip sakė Ryto gimnazijos direktorė, visuomet žymi naujų darbų pradžią. Man tai nauji metai, apskritai, nauji metai. Turiu minty kaip kalendoriniai, nes naujieji metai, tokie, kaip kad ten gruodžio 31 ir 1, man nėra šventė. Man šventė čia nauji metai. Čia aš jaučiu tą tokį pokytį gamtoje ir galbūt tai dar labiau akcentuoja tą kažkokią naują pradžią. Tai ir iš tikrųjų kiekvienais metais nauja pradžia. Kiti mokiniai papildo ir dabar beveik trečdalis mokinių naujų atėjo, 685, 208 atėjo. Tai atėjimus tai truputį šiek tiek mažiau, bet beveik trečdalis mokinių nauja pradžia. Mokiniai rugsėjo 1 paprastai būna pasiilgę draugų po vasaros, kai kurie ir mokytojų, ir noriai renkasi bendrauti. Ši rugsėjo 1 gal ypatinga tuo, kad šiais mokslo metais jau gimnazijos mokiniai turėtų dėvėti uniformas. Pradžia dar nėra visa apimanti, tai yra ne visi mokiniai bus įsigiję uniformą, bet jau dalį turbūt pastebėjote, o kai kurie, ypač antrokai, jau labai gražiai atrodo, nes ir daugelis įsigijo ir visą uniformą. Tai truputėlį ir tam tikrą mokyklos kultūrą reprezentuotų ir, žinoma, kai reikia atstovauti gimnazijai, o dabar ir savivaldybei, tai irgi, tai parodo tam tikrą lygmenį. Šeštadienį Druskininkų savivaldybės mokyklose organizuoti šventiniai renginiai. O jau šiandien skambutis moksleivius sukvietė į pamokas, ragindamas pradėti dar vienus mokslo metus ir žengti tolyn žinių keliu.